Sveiki visi, kurie mūsų klausysis. Šiandien knygyne turim labai smagius svečius su labai įdomiu romanu. Taigi šį kartą netgi 3 autoriai vienos knygos. Ir aš galvoju, kad visiems yra labai įdomu, kokiu būdu, kaip yra įmanoma 3 žmonėms tiesiog parašyti vieną knygą. Ir netgi išduosiu tai, kad mūsų svečiai, jie kalba netgi visai kitą kalbą. Tai yra, jūs pradėjote kalbėti prancūziškai, ar prancūziškai ir kalbėjote, kada rašėte knygą? Mes, iš tikrųjų, kai susipažinom, mes pradėjom kalbėti prancūziškai. Ir po to nenutraukėm to net ir knygos rašymo metu. O knygą rašėte anglų kalba. Taigi, galbūt dabar eisime prie to, kad prisistatykite, nes kiek aš žinau, vienintelė, kuri kalba ir rašo angliškai, Marija ir Darius kalba lietuviškai. Taigi, kiekvienas apie save, nes jūs visi nesate rašytojai, galbūt tik tai... Tai gerai, aš galiu pradėti nuo savęs. Darius, aš esu pagal profesiją fizikas ir šiuo metu aš jau 20 metų dirbu Europos komisijoje. Prieš tai dirbau Liuksemburge, o dabar prieš porą metų persikėliau į Briuselį. Tai tiek mane trumpai. Marija? Aš Marija, pagal profesiją teisininkė, teko dirbti daug teisinį darbą ir Lietuvoje, ir taip pat Liuksemburge Europos Sąjungos teisingumo teisme. Ir paskutiniu metu jau dirbau teisininkų lingvistų skyriuje, reiškia daugiau tokį lingvistinę kryptį pasirinkau. Ir dabar tai užsiimu tokiais kūrybiniais projektais. Knygos, muzika, dainos, šokiai. I'm Mary Catherine, and I'm Irish, and I work in the Irish Ministry of Foreign Affairs. I'm a human rights lawyer, and I'm working in the political department. I'm in the political affairs department, and I'm really happy to be here tonight. I'm happy for your hospitality. So you only one who really into English language, or writer? Yeah, I started writing when I was about 18 or so, and then in 2015 I applied for a place in the creative writing program in a university in Dublin, Trinity College. And I was really lucky to get a place there because the administration said to me, "Oh, we're throwing applications away every day." And I thought, oh, I think mine probably ended up on the floor. But they gave me a place, and I wrote a novel. And I had just finished this novel when Darius and Maria asked me if I wanted to write a book with them. So it was perfect timing. Nes kodėl aš apie jūsų profesiją paprašiau, kad jūs papasakotumėte, nes knyga, jinai nėra profesinis kažkoks tai tarsi būtų visiškai kas kita, negu kad jūs valgot duoną kiekvieną dieną. Ir daug žmonių, kurie ateina į knygyną, sako, oi, mano gyvenimas yra toks spalvingas, kad aš galėčiau parašyti knygą. Bet jie taip jos ir neparašo. O jūs, dirbdami savo darbą, visiškai kitose specialybėse staiga 3 žmonės ėmėt ir parašėt. Vat kaip jūs taip nuo tokio, nes aš galima skaityti, kad jūs galvojot, jūs svarstėt, bet kaip jūs ėmėt ir padarėt? Vat tas
momentas, kada staiga žodis svajonė virto konkrečiu veiksmu? Na, aš manau, kad vis tiek knygos pradžia kažkur tai susijusi su mūsų trijų susitikimu, draugystė, sakykim taip, kurie užsimezgė Paryžiuje prieš daugiau nei 20 metų. Ir čia vienas dalykas, kažkaip ta istorija su mumis susijusi. Bet kita vertas, jūs teisingai pasakėt, kad daug kas nori parašyti knygą ir pradeda svarstyti. Aš manau, kad pirmas noras yra svarbesnis, gal net daugiau impulsas. Bet jeigu tu jauti tą impulsą, reikia daryti. Jeigu pradėsi svarstyti, tai niekada neįgyvendinsi. Tai aš manau, kad mes sugebėjom tryse, tas impulsas kilo gal man daugiau, bet mano draugai rašytojai, jie prisidėjo prie to, ne tik kad prisidėjo, įsijungė į tą procesą ir mums pavyko, tikrai per gana ilgą laiką, tai truko gal kas 5 metus, pavyko tą knygą parašyti ir mes tiesiog, kai jau knyga jau išriedėjo iš spaustuvės, mes supratom, kad viskas tai realizuota, mes tai padarėm ir mes, jeigu būtume labai daug galvoję, ilgai svarstę, jos gal ir nebūtų buvę. 5 metai yra gana nemažas laiko tarpas, bet turint minty, kad jūs nesėdėjot kiekvieną dieną prie tos knygos, bet tiesiog buvo darbas šalia darbo, ar nebuvo laiko, kada norėjusi viską užbaigti ir tiesiog sakyti, nu gerai, mes pabandėm, buvo smagu, gana. Kaip užteko tos kantrybės, nes dabar šitas klausimas labai susijęs su pačia knyga. Tai kaip jums pavyko ją, taip sakant, nuvesti iki galo? Aš manau, kad galbūt tas pradinis impulsas visų pirma tikrai buvo labai stiprus, o po to tai tikrai ta knyga ir jos rašymas mums teikia labai daug džiaugsmo. Tai buvo toks ir smagus pabuvimas kartu, kai buvo galima dar susitikti. Po to jau rašėm per, kaip sakoma, per Zoomą bendravom, kai buvo pandemija, kai negalėjom važinėti susitikti. O šiaip tai buvo mūsų susitikimas, susitinkam, dalį laiko rašom, dalį laiko iš vis kitaip bendraujam. Ir kažkaip tai buvo tikrai, mes nepriėmėm kaip darbo. Bet aišku, kai po to jau reikėjo viską suvesti, užbaigti, buvo įvairių momentų. Būdavo taip, kad palikdavom ir savaitę, ir 2, ir galbūt mėnesį. Būdavo tiek tokie, kaip ir daugiau užimtumo periodai darbe. Ir visokių kitokių reikalų atsirasdavo ir tiesiog kartais įkvėpimo nebūdavo jau rašyti. Bet vis tiek buvo, niekada nebuvo to tokio momento, kad, palikim. Taip niekada turbūt nebuvo, aš nežinau, gal. Nereikia paklausti, ar jai buvo. Aš manau, kad gal dar kartais būdavo sunku, bet... Aš labiau galbūt toks impulsyvus. Choleriška asmenybė. Aš 5 kartus nustodavau rašyti ir tiek pat pradėdavau. Tai buvo gal kaip žaidimas, galima palyginti, kaip vaikai žaidžia. Ar jie gali pasakyti, kad jie kažką dirba. Tiesiog tai būdavo tas dalykas, kur mums teikia daug džiaugsmo, minčių ir energijos pirmiausia. Tas impulsas, jisai duoda energiją tada, kai kažką padarai. Ir tai buvo ta graža iš to žaidimo darbo. Was there any difficult moments for you in writing the book, finishing the book? It was a big challenge to decide how to end the book. Because people need an ending that's going to feel satisfying for them. Like when you go to a film, you want to have an ending that makes you feel better or feel good when you leave the cinema, or at least makes you think about something in a deep way. But at the same time, we wanted to be realistic, because nothing is perfect after a bit of work. We have to keep working for something in life, something positive that we want. And so to find this balance between happiness, satisfaction, and the reality of life, we had to find that. I think we found it.
Yeah, we I did. think we found it. But the language was a big challenge because Maria and Darius would speak to me about what they wanted to say. And even before the book, we had very intensive discussions about life and about our work. But I had to find the most exact way to express what they were telling me, and there were some days that I told them, I'm really sorry, but I didn't design this English language. I just have to work with what I have there. And I was saying today in the car, I think it was a really good exercise for me because, well, when I was growing up, my parents were very strict. Everything had to be said correctly. At the dinner table, if we said something that wasn't grammatically correct, we were corrected immediately. And we were writing all the time like everybody else in school, but there's a lot of emphasis on literature and written work. And so I thought, oh, I can do this, I can do this with them. But many times I said, oh, I have it exactly. I think I have it there. Let me read it to you. So I would read 2 sentences, and they would say, oh no, that's not what we wanted to say at all. So we would start again. But what we have there now is the best we could find, because we wanted to do 3 things at the same time. We wanted to tell a story, an interesting, relaxing, soothing story. We also wanted to create an atmosphere and offer some ideas to people about how maybe they could improve their search for finding what they wanted in life, so that they could have the kind of life they wanted, the kind of life they were dreaming about. But also we wanted to create a book that was really a literary book that had beautiful language, and yeah, so that was the big challenge. Taigi dabar jau einam apie pačią knygą ir vėlgi, kadangi knygos turinys nėra niekaip atsietas nuo jūsų gyvenimo, nuo jūsų pačių kaip asmenų ir tuo pačiu nuo kalbos kaip priemonės išreikšti visą tai. Taigi tai yra magiška kelionė, tai sakytum, kas tai per knygą? Tai yra maginis realizmas, magiškas santykių vadovėlis, tai yra, kas tai yra per žanras, vat kokiam žmogui, kaip būtų galima jį, prasme, koks tai patiekalas būtų, kaip saldžiarūgštė vištiena, ar čia yra desertas, ar čia yra pagrindinis patiekalas, ar tai yra užkandas, vat kas tai yra, vat. Man atrodo, tai labai įdomus klausimas, jūs tikrai pataikėte tašką, nes aš manau, kad Marija turi labai daug ką pasakyti apie žodį, nes jinai labai daug dirbo su tekstais ir su žodžiais, ir žino tą žodžio galią ir ką galima padaryti ir ko. Bet gal tiesiog aš kaip tokio mokslinio mąstymo žmogus, mano galva daugiau matematikos ir fizikos negu literatūros, aš turėjau tokį norą parašyti, tai knyga apie santykius poroje, sakykim taip, ne? Ir mums gimė kažkokia tai vizija, galbūt iš tos patirties, kad mes stebėdavom ir matytum daug mūsų aplinkoje žmonių, draugų, kurie kažkaip pagyvena kartu ir jie išsiskiria. Ir nesuprantama, kodėl, ir atrodo, va, štai matai 2 žmonės, ar ne, draugus tavo, ir po to sužinai, kad jie poroja, ir tu matai, kad jie abu yra gražesni. Tas jų ryšys, juos abu daro gražesniais. Ir po kažkiek tai laiko jie kažkaip išsiskiria, arba nusprendžia eiti kitais keliais. Ir net galbūt nepasikalbėję, ar neatradę priežasties, kodėl taip yra. Ir va tai buvo tas vienas iš tų pagrindinių galbūt tokių pastumėjimo, kad va, mes norim pateikti savo viziją. Tai ir, tai pagaliau, ir aš pagalvojau, gal reikia parašyti kažkokią tai
instrukcija, žinot, kaip pagalvoju, taigi instrukcija niekas neskaito, ypač vyrai. Ir kažkaip po truputį gimė tas impulsas, galbūt daugiau Marija Catherine pasakys apie tą magišką realizmą kaip žanrą, kad tai turėtų būti literatūrinis kūrinys. Tai turėtų būti tekstas, kurį įdomu ir malonu skaityti. O, na, kas kokią žinutę ten išskaitys, tai jau čia jau skaitytojo, kaip sakoma, irgi darbas, čia ne mūsų. Bet mes pabandėm užkoduoti tame tekste tai, ką mes norėjom pasakyti. Tiesiog man tokia iš karto mintis kilo, ačiū už klausimą, Lina, nes apie tos patiekalus. Kas čia toks yra, ar čia kaip desertas, ar čia yra pagrindinis patiekalas, ar yra kaip tas pradinis, kaip mes lietuviškai, užkandis. Tai čia toks, kaip pasakyti, galbūt tas magiškas momentas, tai turbūt yra kaip desertas. Bet, nes mes, kai pradėjom rašyti tą knygą, mes negalvojom, kokiu žanru mes norim ją parašyti, kas tai turėtų būti. Dar jis paminėjo, kad kažkokia instrukcija tokia, bet po to dingo ta mintis ir gavos taip, kaip gavos. Bet jau po to tik Marija Catherine, kai mes jau pradėjom rašyti ir jau beveik baigėm, įvardino, kad kadangi jinai mokėsi šiek tiek literatūros jau to atkūrimo, tai jinai įvardino kaip magišką realizmą. Tai va, magijos, ten apie to magiško galbūt momento, tai yra kaip yra potepiai tokie, nu tai va, galim sakyti, kad tai yra desertas. Iš tikrųjų visas tas pagrindinis patiekalas, tai turbūt yra, reiškia, ta žinia, kurią mes norėjom perduoti, kas yra svarbu poroje ir kaip galima gyventi poroje džiaugsmingai, įdomiai ir nenusibost vienas kitam. Tai va, tai turbūt tas pagrindinis patiekalas. O tas užkandis, tai turbūt, nu, galima sakyti, tai yra visas ta istorija ir tas įdomumas, veiksmas, kuris, nu, jeigu tai pagal proporcijas pasižiūrėti, jis yra svarbus, nes užkandį, kai pradedi valgyti, jis tave įtraukia iš karto. Vienu žodžiu, arba noris valgyti toliau, arba ne. Tai va dėl to ir tas yra mūsų ta istorija, kuri sudomina, kuri toliau turi kažkokią tai intrigą ir deda toliau skaitytoją link pagrindinio patiekalo. Tai va toks mano būtų atsakymas. Dabar tiesiog dar vienas, kadangi tai yra knyga apie santykius ir plus dar tas, kad mes kalbėjom apie tai anksčiau, kad kiekviena kalba tai ne vien tik tai žodžiai, tai yra ir tam tikros kultūriniai išjautimai. Ir dabar aš grįžtu būtent prie to, ką pasakė, kad Marija Catherine, kada jinai gaudavo, atrodė jai, kad jinai rado, jinai pagavo teisingą, tą išraišką, jūs sakydavot, ne, mes visai ne tai turėjom minty. Va dabar, grįžtam prie to, prie jūsų pačių jausmų, prie jūsų pačių kaip asmenų, jūsų vidinės verbalizacijos, tai, ką jūs jaučiat. Ir jūs esat lietuviai, Marija Catherine airė. Kaip jums pavyko, ar jūs galvojate, nes aš manau, kad jums pavyko, bet jums patiems pasikeisti, patiems pamatyti, savyje kažkokius dalykus, kuriuos jūs aprašėt. Na, iš tikrųjų, visiškai labai taigi pastebėjot, ta knyga, tiksliau galbūt tas procesas rašymas, daug valandų, dienų praleista mąstant apie siužetą, viską tai buvo taip pat ir mūsų kelionė kartu. Mes trise keliavom kažkur tai ir mes labai daug sužinojom, vienas iš vienos pusės vienas apie kitą, kaip apie žmonės, bet iš ko mes padaryti, kas yra mūsų pagrindas, iš kokios mes išaugę, kokios mūsų šaknis, kokia kultūra, kokios tradicijos, kokie papročiai. Mes labai daug sužinojom ir dar galbūt net ir nustebom, kad Lietuva ir Airija atrodytų tokios gana tolimos šalis, bet
ten yra labai daug bendro, nors žodžiai skirtingi, bet tos šaknis jos tiesiog skamba panašiai, ta kultūra yra artima. Marija, kaip jums, vat būtent, nes irgi tas toksai kartu darbas ir vat kaip jums, ta iš tos jausminės, emocinės pusės, jūsų pajautimo to, kad jūs sakot, kad tai turi Adelė, kaip, žodžiu, kad jinai taip jautėsi, jinai pasakė būtent tokius žodžius. Bet galbūt Mary Catherine ar Dariui atrodo, kad jinai turėtų tai išreikšti visai kitais žodžiais. Nes vėlgi grįžtų prie to, kad žodžiai yra labai svarbus šioje knygoje. Tai iš tikrųjų, turbūt buvo taip, kad kai kurį personažą vis tiek šiek tiek pagal savo patirtį jį modeliuoji, kaip pats pasielgtum tokiai situacijai, kaip man atrodo. Ir aš aišku renku tos žodžius, taip galbūt galvoj versdama lietuviškus į angliškus. Ir aišku, po to pasirodydavo taip, kad angliškai tai ir neskamba, nes Mary Catherine labai buvo kaip ir atidi tiesiog skambėjimui, kaip tas ritmas yra sakinio ritmas, kaip, reiškia, skamba pats tas sakinys, ir aš manau, kad tai labai svarbu. Tai aišku, tekdavo ir tai, ką aš, tarkim, parašydavau arba pasiūlydavau, tekdavo po to peržiūrėti iš tos angliškos pusės, bet man tai buvo visiškai pasitikėjimas pilnas Mary Catherine. Jeigu aš matau, kad tikrai nedingsta dėl to mintis ir tas emocinis atspalvis nedingsta, tik kitais žodžiais viskas tvarkoj, nes aš žinau, kad jinai jaučia, ir žino kalbą, tai jie yra gimtoji, o man negimtoji. Už tai, nežinau, man kažkaip nebuvo tokio noro nei ginčytis per daug ir kažkokio konflikto vidinio nebuvo dėl to, kad aš rašau nelietuviškai. Ir netgi toks buvo jausmas, kad aš lietuviškai tos knygos negalėčiau parašyti. Aš nežinau kodėl. Gal dėl to, kad kai rašai kitą kalbą, tu atsitapatini nuo savęs. Ir man buvo lengviau kažkaip tai į tą veikėją pažiūrėti truputėlį toliau nuo savęs. Ne taip arti. Per savo prizmę, bet ne taip arti. Nes lietuviškai aš galbūt kažkaip būtų ir labiau galbūt tas buitiškas mąstymas. Aš nežinau, ta pastanga, kurią reikėjo surasti angliškus žodžius, parašyti angliškai, jinai vertė daugiau galvoti ir kažkaip tai man buvo, sakyčiau, net kažkaip paprasčiau, aš net lietuviškai gal neturėčiau parašyti. Mary Catherine, what about you? Because we're talking about the feeling and the words. Because we all having different kind of feelings and we express them in different words. So for you, you're like a mediator between not only women and men, not only English-Lithuanian thinking, but also Lithuanian-English feeling. Because for you, I think the principal challenge to find the right words to express Feelings. You know, sometimes when we have a strong feeling ourselves, we can't even find the word for that in our first language. So, but I have to say, English is very rich. It has a really large vocabulary because it accepted words from many, many other languages historically. So this was really a challenge because there are so many adjectives, for example. You can choose one that has a slightly different meaning than another one. And this is really good to describe emotions. So Maria or Darius might say, well, Adele feels like this, but not like this. So I was finding the path in between, a very narrow path between those two words. Which word is the best one? But I think the thing that really impressed me the most is that when friends read this, and even people we didn't know when we read the reviews, they said, I felt like that, and I thought I was the only one that felt like that. And then I was reading it on the page, and I realized I wasn't the only one. Then someone else asked us, a couple,
did you have a recording device in our car? We said, no. Said, because we had the same conversation. And so I found that really interesting because, yeah, that's what we wanted to do, to make a connection. And language is the only way that we do that, but the emotions are always the same, no matter what the language is. So it's just the challenge to put the word on the feeling, as you said. Taigi dabar tiesiog tam, kad nespoilinti, žodžiu, knyga apie ką, tiesiog galbūt trumpai, vat, kaip jūs pristatot savo knygą, vat, savo artimiausiam žmonėm, vat, tarkim, trumpai, vat, sakytų, nu jūs šitiek rašėt, nu, apie ką jūs rašot? Tiesiog trumpai kiekvienas pristatykit. Ir galbūt dargi tiesiog pasakyt, vat, padariau, vat, jeigu tu pristatytum, pabandom pažaisti, jeigu dariau, tu pristatytum moterims, Marija, jeigu tu šitą knygą, vat, norėtum pristatyti vyrams, vat, kaip, ir paskui pabandom atvirkščiai, žodžiu, o tada Mary Catherine paprašysim, kad jinai pristatytų lietuviams. Taip, čia tikrai rimta užduotis. Bet tiesiog įsivaizduokit mane, ta prasme, save mano vietą, bet ir jūs tiesiog turite prieš savo akis žmogų ir jūs norit jam pasakyti, jūs matot, kad jam tikrai ta knyga, jinai jam turėtų skambėti viduj. Ir vat jūs norit ją pasakyti, kad taip, jinai skambės. Bet nežinau, ką pasakyti. Man iš karto, jeigu turi klausimą, ką aš galėčiau pasakyti labai trumpai. Tai knyga apie dėkingumą. Nes dėkingumas šitoj knygoje tikrai užima labai daug vietos. Ir jis, tas jausmas dėkingumo, na, kartais aš žiūriu į save, žiūriu į kitus žmonės ir aš galvoju, na, koks aš esu išpaikintas, aš galėčiau būti žymiai dėkingesnis tiem žmonėms ir tos visos mano problemos ar kažkokie tai pretenzijos net kartais, jos visai kitaip matosi. Čia galbūt ne apie turinį ir kas ten parašyta, bet ta tokia, kas joje yra, ta gija, man tai yra tai. Moterim kaip pristatyti. Tai gal aš pirmiausia... Gal tu pasakyk, aš gal sugalvosiu. Bet aš tiesiog, taip vyrams, aš vyrams, vyrui kažkokiam. Gerai. Tai aš tiesiog pasakysiu tą mintį, kurią mes esame ir sudarom pagalvoję, bendrai apie tą knygą. Ir aš manau, kad tu prisiminsi, kad ši knyga gali būti įdomi ir padėti tiem žmonėm, kurie nori būti kartu, bet kuriems kažkaip, nesiseka sunku, bet jie nori būti kartu. Jie nori būti kartu, tik tai gal jie nesijaučia laimingi, nesijaučia pakankamai patenkinti, nesijaučia kažkokį gyvenantis pilnakraujį gyvenimą, bet jie nori būti kartu. Jeigu jie nori būti kartu, jie toj knygoje gali kai ką rasti savo tinkamą. Jeigu jie nenori būti kartu, jie gali tos knygos pirmesti. Tai čia yra toksai momentas galbūt. Ir kad iš tikrųjų gyvenime visada yra pasirinkimas. Ir man patiko gyvena mintis, skaičiau tokią neseniai knygą anglų kalbą, kad meilė tai yra pasirinkimas, tai yra sprendimas. Tai nėra būsena, tai nėra emocija, šiandien myliu, rytoj nemyliu, tai yra pasirinkimas. Aš myliu ir esu tai meilė arba ne. Ir kiekvienas pasirenka. Man pradeda jau mintis eiti. Jau eit mintis. Tai tada, Mary Catherine, how do you present this book for Lithuanian people? You know, I was thinking a lot about that after last night, because there are a lot of aspects of Irish culture and Lithuanian culture that are similar.
And for example, I learned the origin of Agla. And we have the same in Ireland because we have nature names for people, and this isn't so common usually, but you find this in very in culture sort of very close to the natural world. So this is the aspect I think that I will use to present the book, because the characters are living ordinary lives, but on this magical journey they're spending a lot of time in nature, and this isn't really maybe their choice at the beginning, because they are given a mission and they're told, okay, you know, if you agree to follow this mission, then you follow what you're asked to do. And they're spending time in these beautiful places, and I think Lithuanians would find a lot of their culture there. I think Irish people would find a lot of their culture, but I think anybody could read this book, and if they didn't know anything about us, they would maybe think, oh, maybe that person is from Australia, maybe that person is from I don't know, Philippines. Because I think everyone could find something. And someone said last night that they thought it appealed to every age, so you can be 110 or you can be 16 or 15 and still find something interesting there. So hopefully it's true. Dariau. Taip, na jau bręsta, aš manau. Na, aš manau, kad moteris tikrai toje knygoje galėtų surasti nemažai. Visų pirma, šioje knyga tai galbūt netiesiogiai yra aprašyta, kur yra ta vyrų pažeidžiamoji vieta. Aš nenoriu pasakyti, kad reikia pasinaudoti, bet vyrai ją turi, vyrai yra pažeidžiami. Ir aš be abejo, moteris taip pat, ir mes vyrai dažnai elgiamės labai neatsakingai, galbūt dėl to nesuprasdavo, kartais norėdami kažkaip tai atkeršyti už kažką, neaišku už ką, ar tiesiog sąmoningai ar nesąmoningai užgauti moteris. Ir aš jokiu būdu nepateisinu tokio vyro elgesio, bet vyrai taip pat, jie turi tą pažeidžiamą vietą. Ir labai svarbu, man atrodo, moteriam suprasti, kad jie nėra vaikai, bet jeigu vyra nėra tos pažeidžiamos vietos, tai jisai, robotas jau. Ir ką su ją daryti, knygoje, aš manau, yra atsakymas. Tai ką tada, labai Jums dėkoju, kad atvykote į knygyną, labai dėkoju už šitą labai įdomią knygą, lauksime jos vertimo į lietuvių kalbą tiems, kas žodžiu neskaito angliškai, bet tie, kurie skaito, tikrai rekomenduoju įsigykit galbūt savo artimiesiems, galbūt savo, galbūt kaimynams ir tiesiog pasikalbėkit, galbūt tai bus vienas iš būdų, kaip suartėti, kaip pakalbėti apie dalykus, kuriuos galbūt yra sunku verbalizuoti, o čia rasite būtent žodyną paklausti, kaip tu jautiesi. Ir kaip, jeigu tu nei taip jautiesi, nei taip, bet kažkaip per vidurį, teisingą žodį, kad nusakyt, kaip tu iš tiesų jautiesi. Taigi, dėkoju visiems ir knygą rasite pas mus knygyne, knygnešys.co.uk ir taipogi Londone, taip pat mūsų internetinėje svetainėje knygnešys.co.uk. Laimingai Jums ir iki pasimatymų, susitikimų naujų kitose susitikimuose. Dėkui. Ačiū. Ačiū.